Vėl atsinaujina elektrinių piratų terorizavimas. Bandysim skambinti nurodytų tinklapį numeriukų į ESO būstinę ir sužinot paprasto pašto, kur galima siųsti paprastus popierinius laiškus adresą. Tai skambinam. Garsą jungiam iš karto. Remk taip čia. Sveiki, jūs paskambinote į ESO. Čia pagelbėsime dujų ir elektros persiuntimo klausimais. Siekiant užtikrinti kokybišką aptarnavimą, pokalbis bus įrašytas. Jei sutinkate, pasirinkite jūs dominančią temą. Elektros įvedimo bei galios didinimo klausimai spauskite vienetą. Dujų įvedimo klausimai spauskite dvejetą. Saulės elektrinių klausimai spauskite trejetą. Atsiskaitimo ir deklaravimo klausimai spauskite ketvirtą. Įrenginių eksploatavimo klausimai spauskite penketą. Tiekėjo pasirinkimo klausimai spauskite šešetą. Norėdami pranešti apie gedimą, spauskite septynetą. Pasitikėjimo liniją spauskite devynetą. Šešetą reikia paspausti. Klausysiu muzikykės. Atsiprašome, šiuo metu visi konsultantai užimti. Prašome palaukti. Kur čia pasispausti? Primename, informaciją apie nepriklausomus tiekėjus ir atsakymus į rūpimus klausimus galite rasti internetinėje svetainėje. Pasirinkite tiekėją. Labą dieną, mano vardas Agnė, kam galiu padėti? Labą dieną. Labą dieną. Mano vardas Dainius. Dar sykį pasakykit, su ko čia kalbu? Agnė. Agnė. Jūs čia atstovaujat ESO ar ką čia? Aš esu aptarnauju. Supratau. Sakykit, prašom, kur galima būtų išsiųsti dokumentus paprastu paštu, popieriniu laišku į kokį adresą jūsų kokiai nors atstovybei, o ne internetu, nes internetu mes nesinaudojam. Kokiu klausimu norėtumėt išsiųsti laišką? Čia jau mūsų reikalas, kokiu klausimu. Jūs atsakykit, ar galite šitą klausimą atsakyti ir ar galite nurodyti adresą, kur galima atsiųsti jums popierinę korespondenciją. Prašau, palaukite, patikslinsiu informaciją. Palaukt, kaip čia? Palaukite, prašau, patikslinsiu informaciją, ar įmanoma tai būtų padaryti. Kaip gali būti neįmanoma? O jūs kur, kokiam debesį sėdit, kad jūsų negalima pasiekti paprastu paštu, kaip tai gali būti? Nu, taip, laikas tik tak. Muzikytės pasiklausėm. Dabar laukiam per muzikytės. Keturias minutės, jokio rezultato.
Net jų klapčiukai negali surasti adreso, kur jie randasi fiziškai. Man toks jausmas, kad jie kiekvienas sėdi nuotoliniu būdu, kokiai nors sąlyginai tualeto būdeliai ir per savo laptopus aptarnaudinėja čia klientas. Aptarnaudinėja, neaptarnauja. Ačiū, kad palaukėte, bet dėja susiekti galite internetu. Tai sakykit, kaip pašto nėra, iš viso jūs fiziškai neegzistuojat, būstinė jokia neegzistuoja, ar kaip čia? Adresą tai turit? Fizinį padalinį mes neturim, aptarnaujam tik internetu ir galite susiekti per savitarną. Tai čia diskriminacija tada gaunasi baudžiamo kodekso straipsnis? Ar kaip suprasti, jūs čia... Aš manau, kad jūs turite ir tiksliai žinau, kad jūs turite, tik tai jūs atsisakot pranešti jį. Fizinį adresą... Mes aptarnaujam tik telefonu arba elektroniniu paštu arba per savitarną. Tai dar kartą, aš pokalbį irgi įrašinėjau. Vienu žodžiu, tai jūs... Ir dabar yra įrašoma. Taip, tai gerai. Reiškia, viens kito neapgausim ir nebus kaip iškarpy. Reiškia, jūs teigiat oficialiai, kaip atstovė ESO, kad jūs neturite ESO fizinio adreso, į kurį būtų galima rašyti pašto korespondenciją. Jūs čia oficialiai teigiat? Fizinio pašto mes neturime, susiekti su mumis galite per ESO savitarną arba fizinio padalinio irgi neturime dėja, galite susiekti su mumis arba per telefoną arba per savitarną. Tada mes telefonu su jumis ir susisiekėm ir klausim, tai klausim, kur galima atsiųsti pretenziją, sakykim, paprastų paštų popierinių, su notarų įgaliojimai, su... Galima tik per ESO savitarną, jeigu norit pateikti. Klausykit, tai dar sykį formuluoju klausimą. Jūs kaip oficialiai prisistačiusi ESO atstovė ir atstovaujantį dabar telefonu čia tuo, oficialiai norit pasakyti, kad jūs atsisakot pranešti fizinį adresą, kontoras, kurioje jūs sėdit, kurium galima atsiųsti pašto korespondenciją. Pranešiau, kad galite siekti per ESO savitarną, ar dar turit klausimų? Savitarna tai yra internetas, mes sakėme, mes nesinaudojam internetu. Kokią dar savitarną? Galima tik skundą pateikti tik internetu. Tai klausykit, čia jau diskriminacija. Klausimų. Kur sėdi? Turiu papildomą klausimą. Kas yra direktorius ESO, generalinis, kas vadovauja? Kaip negalit? Kaip suprasti, jūs pinigus lupat ir negalit? Kur sėdi fiziškai direktorius, kur jo ofisas yra, kontora? Lietuvos Respublikos teritorija. Fizinių padalinių mes neturime. Tai jūs virtualūs esate, ar kaip? Ar dar turite man klausimų, nes atsakiau, aš jums į visus susiklausiu. Tai turiu. Ar jūs robotas ar gyva? Paskutinis klausimas. Ar jūs robotas atsakiklis? Ne, aš ne robotas, ne atsakiklis. Aš atsakiau į visus klausimus, kuriuos jūs turėjote. Gerai, jeigu jūs atstovaujat ESO oficialiai, tai prisistatykite tada su pavardė. Ir savo, kokį ten identifikacijos numerį operatoriaus praneškit. Identifikacijos numerį aš neturiu. Tai kaip man patikrinti jūsų tapatybę? Jūs sakėte, Agnė esat. Pavardė tada. Yra įrašomas ir galite pateikti skundą per ESO savitarną, jeigu jums kažkas nepatiko arba blogais aptarnavau. Su kuo aš čia kalbėjau, man pavardė reikalinga? Su Agne. Agnių daug yra. Jūsų kompanijai turbūt kokį 30 Agnių yra. Jeigu kreipsitės per ESO savitarną, jums suteiks informaciją, demagogų... Padalinį neturime. Reiškia, jūs atsisakot pranešti savo pavardį ir identifikacinį numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti, su kokia Agnė aš čia kalbėjau, taip? Identifikuoti galite mane, pateikę skundą ir taip jums. Tai ką dabar, tai skundą kaip formuluoti? Tokį numerį paskambinus, tokią valandą atsiliepia kažkokia Agnė ir jumis ten dar identifikuos? Jūs ką čia apsunkina dabar? Matys pagal jūsų skambutį, kad jūs skambinot mums. Bet aš atsakiau jūsų visus klausimus, jeigu daugiau... Jūs atsisakėt oficialiai prisistatyti? Jūs atsisakėt? Jeigu turite daugiau klausimų, aš turėsiu tiesiog pabaigti pokalbį. Tai jūs atsisakot atsakyti į kiekvieną klausimą konkrečiai, kurį užduota Agnė. Gerai, mes įsiaiškinsim.
Mes įsiaiškinsim, kas jūs per Agnę esat ir manau, kad būsit patraukta baudžiamojon atsakomybėn už nusikalstamos veikos slėpimą ir dangstymą asmenų darančių nusikalstamą veiką. Ačiū už jūsų pokalbį, geros dienos. Ja, gero gyvenimo tau. Tai vat, kaip visada susidarėt su tokia demagogija. Jie visi sėdi pasislėpę už elektroninių debesų anapus ekrano. Netgi vaizdo negalima matyti. Jums kišami telefonai, siunčiamas kažkokios sąskaitas, konkludentiniais veiksmais siūloma jums susimokėti už tai. Gazdinama, kad atjungs elektrą, fiziškai atvažiuot, kad atjungs elektrą iš kažkur, kad atjungs. Ir daromi fiziniai veiksmai, ne va tai atvažiuoja iš tikrųjų atjungi, bet fizinės kontoros ir svarbiausia duomenų, kas generalinis ten direktorius, vykdytojas ar akcijų paketų ten laikytojai, kokie nors jūs niekada negausit. Ir paskambinu su telefonu, sako, aš atsakiau visus jūsų klausimus, jeigu norit skųsti, skambinkit toliau telefonu. Tai paskambinį nori gauti konkrečius klausimus, rašo, skambinkit toliau telefonu, kam. Neprisistato, neaišku, čia kai kažkoks auto atsakiklis panašiai. Nu, gal ten gyva kažkokia, bet kai robotas zombis užzombita. Tai va, pradėsim naują tokį tyrimą, nes buvo gauti vėl grasinimai, kad atvyks nepranešę ten ar ką konkrečiai iš ESO ir atjungs naudojama elektros energija, kai tuo tarpu nei su ESO, nei su kokiu kitu ten elektros jungimo tiekimo operatorium nėra jokių pasirašytų sutarčių, kaip elektra buvo tiekiama nuo tarybinių laikų, taip jinai ir yra tiekiama tais pačiais laidais, tais pačiais stulpais. Išskyrus tiek, kad ESO be sutikimo net 4 kartus tikriausiai yra pakeitusi skaitliuką, kadangi su ESO nėra jokių sutarčių absoliučiai. Tai dabar paskutinis tas skaitliukas stovintis, jisai pažeidžia asmens duomenų apsaugos įstatymą, nes renka informaciją apie tai, apie ką rinkti negali, nes nėra sutarties, dar sakiau, pagrindo teisinio nėra. O informacija paprasta, kokį kiekį sunaudoja, kada sunaudoja, kokiais intervalais naudoja, kada nenaudoja, galimai galima žinot, kada, jeigu nenaudoja, nėra namie, užsiundyti vagėjus kokius nors ir taip toliau. Tai yra privati informacija, kurios rinkti neteisėtų pagrindų negalime. Taigi, ESO mes užsiimsim jumis dabar rimtai. Kad ir kur jūs besislėptumėt, jūs vis tiek busit iškrapštyti į dienos šviesą ir parodyti visiems. Ir visos jūsų varkės bus atskleistos. Šiam kartui tiek. Šiaip nedidelė papildoma informacija. Nu, girdėjot vaizdainį, kaip ta Agnė auto atsakiklis atsakinėja, kad nėra tokio būstinės adreso. Nėra, sakė. Kelis kartus klausėm, sakė, nėra. Nu tai vat, supažindinu su faktu. Pirštu parodau. Laisvės prospektas 10, Vilnius. Oficialus ESO puslapis. Kontaktai, o tai va atrodo. Tai ko ten pas ką nėra? Ir ten niekas nesėdi. Nu, nežiūrint į tai, kad čia klientų tai neaptarnauja. Bet jeigu adresas yra, tai laiškai turėtų nueiti, ne? Kaip manot?